nuskambės šio orkestro atliekama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema Miške. Na, man atrodo neįtikėtina, bet to žaviau, kad Alytaus muzikos mokyklos simfoniniam orkestrui 20 metų, bet svajoniai 25 metai. Nežinau, kai prasidėjo Dainavos šalies muzikos festivalis, negalėjau pagalvoti, kad atsiras toksai nuolatinis festivalio dalyvis kiekvienam koncerte ir vis augantis toksai vaikų ir mokytojų, kurie ruošia tos vaikus, irgi orkestrai yra, kad išaugs toks orkestras, kuris šiandien savo jubiliejais metais, pavyzdžiui, pirmą kartą atliks Čiurlionio simfoninę poemą Miške. Ir kai šiandien kalbėjom su vadove, sumanytoja šito orkestro Daiva Martikonytė, tai pasirodo, kad šiandien iš to orkestrą jau nebe tik vien alytiškiai susirenka, bet suvažiuoja atlikėjai iš visos Lietuvos, iš teatrų, iš orkestrų, iš mokyklų. Nu, Lietuvos reiškinys yra tapęs. Bet pirmiausia, reikia džiaugtis, kad tik ir šiandien tai yra, sakyčiau, nebe tik Alytaus kultūros reiškinys, bet ir Lietuvos. Vienas puikiausių Lietuvos jaunimo orkestrų, taip pavadinkim, nes yra Muzikos akademijos jaunimo, yra Dvariono moksleivių orkestras. Ir matau, beveik kiekvienais metais būdamas šitam festivalį, kaip vis plečiasi ir kartu giliai, aš pasakyčiau, orkestro repertuaras. Ir žinoma, labai reikia džiaugtis, kad orkestrui tebe vadovauja, sakyčiau, gyvoji Alytaus legenda Daiva Martikonytė ir labai intensyviai dirbantis, iniciatyvus labai ir ko gero tapsiantis gal ateityje Alytaus gyvąja legenda dirigentas Vytautas Kiminius. Taip, kad ko geriausios kloties ir te gyvoja Lietuvos ir Alytaus svajonė. Apie 2000 metus Alytaus muzikos mokyklos styginių orkestro mokiniai man pasakė: mokytoja, mes norim važiuoti koncertuoti į bet kurią užsienio šalį. Va nuo to viskas ir prasidėjo. Tuometinė kultūros skyriaus vedėja Gitana Pinkevičienė padėjo mums susirasti stygininkus, partnerius Latvijoje ir Estijoje. Jinai buvo labai jauna, pilna įvairiausių idėjų. Kaip aš sakau, Gitana mūsų orkestro krikštamotė. Turbūt jeigu ne mūsų susitikimas gyvenime, ko gero to ir nebūtų įvykę. Čia labai tokį gerą pasakytą žodį. Jauna, jauni, tai iš tikrųjų jaunystė, ko gero, ir yra tas laikas, kai tu nebijai eksperimentų, tau visiškai nerūpi, ką ten kažkas apie tave pagalvos, pasakys. Prasidėjo visokie kultūriniai mainai, o man tai visada labai patiko įvairūs netikėti eksperimentai, kažkokie keisti dalykai. Nežinau, tai idėja kažkaip suburti kelias šalis, kelias kultūras, kelias valstybės, tiesiog šovė į galvą. Tada galvoju, reikia pakalbinti Daivą. Sutik su manim, kad tuo metu, tarkime, Alytuje, kuris toks visą laiką save pristato kaip pramonės miestą, pramoninį miestą, taip, tuo metu būti kvarteto vadovė, tai irgi buvo tokia truputėlį beproto idėja crazy. Grojau trombonu. Tai atsimenu, kažkaip atsirado Natos, atsirado kažkas ir sako, tu važiuosi. Man tai buvo fantastika, kai mes išlipom iš autobuso. Mes ten iš kaimo vaikai atvažiavo, Dieve, galvoju, kas čia vyksta, bet super, sakau. Išlipam visi nuvargę ir vyksta miestelio šventė. Ir žmonių statė piramidę. Kad matos vaikiukas kaip beždžioniukas žmonių piramidę užlipo ir jisai viršūnę padarė. Tai man buvo kaip vaikui, tai wow. Aš susitikau su mums jau gerai pažįstamu maestro, dabar jau šviesios atminties, Pranu Stepanovu. Mudu aptarėme tarptautinio orkestro programą. Tuo metu tarptautinėme orkestre buvo viso labo tik 40 vaikų. Mūsų partneriais tapo orkestras iš Katalonijos. Orkestra Jove de la Selva. Aš kviečiau vadovauti tarptautiniam orkestrui kompozitorių ir dirigentą Lauriną Vakarį Lopą, tą patį Praną Stepanovą ir maestro Modestą Pitrėną. Naujas patirtis vaikai sudėjo į nuotraukas, į koncertų afišas ir programėlės ir mes suklijom į didžiulį popieriaus ruloną, kurį aš dar iki šiol saugau. Pirmajame dešimtmetyje užsimezgė mūsų pagrindinės draugystės ir pagrindiniai turbūt tradiciniai renginiai. 2002 metais pagrojom pirmą kartą su Vilniaus Balio Dvariono simfoniniu orkestru, tuomet diriguojamu Modesto Pitrėno, ir susidraugavome su vadovu Artūru Alensku. Šaltoje buvusių Medvilnės kultūros rūmų salėje, nešildomoje. Tuomet pagrotas koncertas išaugo į ilgą, karštą draugystę besitęsiančią iki dabar. Netrukus į mus atkreipė dėmesį ir muzikos profesionalų. Maestro profesorius Juozas Domarkas, išgirdęs mus 2006 metų naujametinėme koncerte. Ir maestro nuo to laiko mūsų veiklą seka, globoja ir kritiniais atvejais tiesiog padeda.
Profesorius Rimvydas Žygaitis berods jau 2006 metais pakvietė mus dalyvauti didžiajame muzikų žygyje per Lietuvą. Tais pačiais berods metais užsimezgė draugystė ir su muzikologu Viktoru Gerulaičiu. Jiedu inicijavę Dainavos šalies muzikos festivalį kartu su Vidu Simanausku. Taip pat Svajonė pakvietė į šį festivalį ir nuo to laiko mes turime nuolatinę poziciją, grojame kiekviename festivalyje savo koncertą. Prasidėjo mūsų graži tradicija su menų švente vaikams, skambantis Spalvų miestas. Miesto bendruomenė taip pat netruko atkreipti dėmesį į orkestrą ir visokiojopai mums padėjo. Koncertus vedė radio FM99 direktorius Liudas Ramanauskas. Fotografavo Faustas Augustinas, Giedrius Bernatavičius, Deividas Pinkevičius, o Leonas Žukauskas kūrė Svajonės įvaizdį, apipavidalino kompaktinės plokšteles. Sėdėjau tiesiog su smuiku rankose, orkestras ir mums reikia sugalvoti pavadinimą ir visi čia galvoja, siūlo kažkokius variantus ir viena mergaitė buvo ta Roberta, kuri garsiai pasakė Svajonė ir visi, tiksliai, Svajonė. O kodėl Svajonė? Nes kūrinį grojame tada, taip, nes Nuvėlio Svajonę grojom. Svajonės istorijoje buvo operėlės pastatymas, tai buvo Jurgio Gaižausko Jaučio trobelė. Beje, už tą operėlę mes gavom Alytaus miesto kultūros premiją komandą. Ir atsimenu, kadangi Vaitkienė buvo mano solfedžio mokytoja, ji mums papasakojo, kad čia vyksta opera. Atsimenu, kaip mes tą operą pastatėm, mes atgrojom visą generalinę repeticiją. Buvo premjera, į kurią netilpo visi norintys pamatyti žmonės. Ir kai jau mes buvom visiškai pavargę, po to pasirodymo mums pasakė, kad mes dar kartą įrodysim. Štai atėjo 2010-ieji, lemtingieji Svajoniai metai, kai mes susitikome su maestro Pranu Stepanovu Vilniuje. Ir po koncerto, kol parvažiavome iki Naujųjų Valkininkų, sutarėme, jog jis taps Svajonės dirigentu. Dirigentas būklės ekspertas Pranas Stepanovas. Mes girdėsime Juozo Naujalio Svajonę. Svajonę, kuri tapo orkestro himnu ir davė pavadinimą šiam orkestrui. Svajonės istorijoje prasideda naujas etapas. Mūsų dirigentu tapo maestro Pranas Stepanovas. Atsimenu, kad kai atėjo Stepanovas, prasidėjo rimtesnės muzikinės programos, ilgesni, sudėtingesni kūriniai ir smagiausia būdavo groti kažkokius trumpus, linksmus, nuotaikingus kūrinius, o prie Stepanovo prasidėjo daugiau tokios gilesnės, rimtesnės muzikos. Tai Pranas Stepanovas man paliko įspūdį kaip labai rimtas, bet labai šiltas žmogus. Atėjo branda, susiturėjimas. Atėjo kažkokia kitoks pajautimas muzikos ir aš labai gerai atsimenu, kai šeštadieniais būdavo tas repeticijos, kartais jos prailgdavo. Ir kai mes jau juokavom, paleiskit maestro, mes jau gal ir valgyt norim. Sakydavo, muzikantai minta saulės energiją, mes galim per langus pasisemti, mes aišku visi pasijuokdavom labai gražiai. Mums nebaisus jokie iššūkiai. Mes grojame tarptautinėme vargonų festivalyje Pelplinė Lenkijoje, Olštino filharmonijoje, prasibrovėme net į televiziją, dalyvavome LRT programoje Didysis muzikų paradas. Nes tavo buvo labai šviesi. Mano tai buvo šviesiausia, tai buvo, mes turėjom būti, man taip atrodo, kaip Gėlių jūra buvo pirminė idėja. Gal kažkas jo, neatsimenu. Bet čia didelį įspūdį šiaip paliko, man atrodo, visiems jos tokios super duper ryškios. Nu čia atrodo, kad jau mes labai žvaigždės kažkokios, nes mums reikia ateiti daryti sukneles, ten išmatavimai visokie buvo, atsimenu. Na, o bene didžiausias iššūkis Svajoniai buvo Alytaus kultūros centro amfiteatro atidarymo koncertas, o programoje Karlo Orfo Carmina Burana, Verdi, Rigoleto, Nabuko chorai ir muzika. Aš tiesą pasakius, pamačius partitūras, man nelabai buvo aišku, kaip mes visą tai įveiksim. Mes išmokom tos kūrinius ir po koncerto maestro Virgilijus Noreika labai gražiai vertino Svajonę, pasakydamas, šis orkestras turi savo spalvą. Vienu metu Alytuje Svajonė, Ročesteryje jaunimo simfoninis orkestras, grojame bendrą koncertą. Taip pat iššūkis buvo pirmosios programos mūsų studijinis įrašas. Ir vėlgi, vadovaujami Prano Stepanovo, puikiai su to susitvarkėme ir įrašėme pirmąjį savo kompaktinį diską. Ir beje, kiekvienam plakate mūsų modis, peliukas modis, simbolis mūsų talismano.
Tai yra pirmasis plakatas, kai grojom naujametinį koncertą su Pranu Stepanovu. Tai ne veltui pavadinimas Nauji ir greiti, nes tai iš tikrųjų buvom atsinaujinę ir orkestras pradėjo groti labai greitus kūrinius, pakankamai didelis iššūkis buvo. Ir štai orkestras kaip vežimas, kurį valdo du dirigentai, Martikonytė ir Stepanovas. Vien jau tos pamokos kartu su juo jau atskirai irgi man atrodo buvo gan didelis lūžis mano muzikos kely, privertė mane visai kitaip pažiūrėti į tą muziką. Ir Stepanovas sako, turiu aš jums kai ką. Ir iš autobuso bagažinės ištraukė 2 tokius milžiniškus pyragus. Visi mes nustebę, iš kur čia tie pyragai. Ir sako, tai aš pabudau 5 ryto, neturėjau ką veikti, daiktai sukrauti, pasiruošęs, tai galvoju, iškepsiu aš jums pyragų. Jausmas ne kaip su vadovu, bet tiesiog su kažkokiu žmogum, kuriuo tu labai labai pasitikė ir kurį labai gerbi, bet kartu ir tokia labai tas tyras ryšys. Maestro buvo unikalus tuo, kad jisai stengiasi kurti individualų ryšį su kiekvienu iš mūsų. Ir to pasiekoje gimė labai daug solinių, sakyčiau, kūrinių. Aš kaip juokiuosi, to ryšio buvo tiek, kad net šeimos nariam užteko koncertų. Mano vyras, pavyzdžiui, gavo vargonų koncertą. Teko mums garbė susipažinti su Janušu Džiugevičium. Kažkaip laukiam koncerto visi ir vaikai iš kažkur kamuolį gavo, man atrodo, futbolą žaidė. Tarptų visų mūsų muzikantų kažkas tai labai labai ypatingai, ta prasme, ten stengiasi. Ir prieina vienas iš tų, žodžiu, organizatorių, sako, tai žinokit, laukiam, sako, konsulo. Aš tam žmogui, šitas, sako, gal. Mano pareiga būdavo visą laiką paprašyti organizatorių kažkokį tai plakatėlį prasivežti. Jie tada kažkaip tai labai įdomiai sureagavo, man pasirodė, bet sakė gerai. Kraunamės daiktus į autobusą ir kažkaip tai netelpa instrumentai, nes kažkas didelio įkišta. Aš klausiu vairuotojų, kas čia yra, tai sako, čia jums, sako, idėja. Kažkaip nepagalvojom, nieko, grįžom į Alytų, išsikraunam autobusą, o tenais yra transparantas įdėtas. Per visą gatvę, kaip būna. Naujametinis koncertas ir kažkaip nebuvo gal, kad kas su lėkštėm, ten gale jau kulminacijoje suplotų. Ir aš kažkaip atsisuku tuo momentu ir maestro Stepanovas su tom lėkštėm, jau kaip sumušė ir tos lėkštės išsiskyrė į kitą pusę. Išsivertė tiesiog. Ir jis taip žiūri į tas lėkštės, taip suglaudė ir viskas. Tai toks, aš nematęs gyvenime, kad kas nors lėkštės išverstų į kitą pusę. Maža labai buvau, ta pirma kelionė į Angliją buvo, atsimenu, ir kad išėjo taip, kad mano ir dar vienos smuikininkės altistės buvo gimtadienis, būtent kai jau grįžt turėjom. Tai visas orkestras sustojo ir ten Stepanovas mums kažkokių diskų pridovanojo, dar kažką, tai visus pasveikino mūsų abidu, buvo labai smagu. 2013 metais pagrojome keletą koncertų ir iš karto gavome kvietimą kitoms gastrolėms. Deja, 2015 metų vasarą į gastrolės jau išvykome be Prano Stepanovo. Ir labai keistas dalykas, kad man regis, kad tik išėjus Pranui Stepanovui, juk liko visi suplanuoti mūsų koncertai, bet visi jie praėjo tokiu muzikavimo gilumu, kad regis lyg visi jautėme maestro ranką. – 2015 metais prie Svajonės dirigento pulto stojo Karolis Variakojis. Jaunas, energingas dirigentas greitai tapo Svajoniukų autoritetu, o orkestro koncertinis gyvenimas neįmaž nesumažėjo. Orkestras grojo festivaliuose Daugpilyje, Vilniuje, Budapešte. Atnaujintą programą girdėjo ir alytiškiai tradiciniuose renginiuose, naujametiniuose koncertuose. Įdomus ir netikėtas alytiškiams reiškinys buvo Dainavos šalies festivalio orkestras. Jį inicijavo ir subūrė iš Alytaus kilęs smuikininkas Algirdas Verbauskas. Karolio Variakojimi diriguojami buvę Alytaus muzikos mokyklos auklėtiniai tapę profesionaliais atlikėjais ir vyresnieji svajoniukai susibūrė į kamerinį orkestrą. Karolis Variakojis tuo metu vadovavo savo įkurtam ir suburtam šiuolaikinės muzikos ansambliui Sinestesis. Šitą virusą jis atnešė ir Alytaus muzikos mokyklą.
Ne tik tai Svajonės orkestro repertuaras pasipildė naujais kūriniais, 21 amžiaus kūriniais. Mes grojame Džoną Keidžą, grojame Kristinos Vasiliauskaitės kūrinius, kuriuos ypatingai, spalvingai ir panaudodamas įvairias šiuolaikinės išplėstinės technikas aranžavo Svajonės orkestrui Dominykas Digimas. Aš atsimenu tiesiog labai gerai tą momentą, kai čia šiek tiek iš toliau pradėsiu, kai aš tiesiog ten Kalvarijų gatvėje sėdėjau ant laiptų, ten, žodžiu, ir man Domarkas paskambino Juozas ir sako, žiūrėk, Karoli, tau reikia važiuoti į Alytų. Nu, žodžiu, ir ten gal po savaitės aš išvažiavau į tą Alytų ir tu mane čia pasitikai. Ir tada, visa ta ilga istorija, tai tiesiog, tai gal, ta prasme, orkestras ir mano pirmas apskritai kažkoks nuoseklaus darbo pradžia su kažkuo, kur tu nuosekliai kažką gali bandyti ieškoti dalykų įvairiausių, tai aš viską galėjau daryti, ką aš norėjau, iš principo. Tiek pačioj mokykloje, ten tiek tos paskaitos visos ir panašus dalykai, tai tiesiog man leido skleistis. Ir aš net, man buvo labai sunku ir dabar man sunku suvokti, ką aš iš tų orkestrui daviau. Tai daugiau aš žiūriu iš tos pusės, ką man orkestras davė. Aš atsimenu, kai kuriuos labai atsimenu, man įstrigęs kai kurios asmenybės pačių vaikų. Aš vardų dabar jau net ir neatsimenu kai kurių, tai pažiūrėjau, tai puikiai atsimenu Evaldas tas pats Domas, tada atsimenu buvo toksai saksofonininkas, kur turėjo sesę smuikininkę, neatsimenu dabar. Mykolas, aš jį labai kažkodėl, jis man labai strigo. Tai turiu daug tokių fragmentuotų atsiminimų, bet tiesiog tai mano buvimas čia yra susijęs ir su mano tiesiog absoliučiai kaip asmenybės ir mano asmeninio gyvenimo įvykiais įvairiausiais. Na, o pats ryškiausias įvykis turbūt, apie kurį Svajonė svajojo jau nuo Prano Stepanovo laikų, tai buvo dalyvavimas tarptautinėme konkurse. Dalyvavimas tarptautinėje arenoje, pasižiūrėti, pasiklausyti kitų ir pasimatuoti, o kaipgi mes atrodome tarp kitų tautų jaunimo orkestrų. Alytaus miesto bendruomenė susibūrė, Alytaus miesto moterų klubas Zonta inicijavo paramos vakarą, išpildykime Svajonės svajonę ir mūsų svajonė tapo realybė. Orkestras Belgijoje pasirodė tikrai puikiai, buvo įvertintas pirmąją premiją su pagirimu. Oi, Karolis, tai sukurtas buvo, atrodo, Dievo atsiųstas šitam jaunimo orkestrui, nes toks energingas, užvedantis, motyvuojantis. Aišku, tuo metu, kai mes buvom dar 14-15 metų, tai tu to nesuvokė. Tai buvo ramu nusistovėję ir jis tokią revoliuciją įnešė, kad tikriausiai labiausiai, kas jautėsi toj visoje atmosferoje, kai Karolis atėjo, kad jaunatviškumo į visą orkestro istoriją. Jo, net atsimenu kažkurias tai repeticijas jisai bandė angliškai lygtai vest. Kad pradėjo angliškai šnekėti, sako, man paprasčiau angliškai, sako, gal galim. Tai man labai įdomu, kaip kiti tai atsimena, būtent iš tos kitos pusės, nes realiai, tai yra tik mentaliniai dalykai kažkokie, kuriems vaikams palikdavau kažkokį tai atsiminimą. Tai va šitą aš labai supratau ir man gal buvo toks ypatingai sudėtingas dalykas ir jautrus. Tai va tas sąmonės, ką tu įneši ir tai jie po to išsineša labai ilgą gyvenimą. Ir toks buvo, kad nesicackino jisai su mum, jisai norit išmokyti. Ant mūsų atsakomybė, tai toks gal buvo pirmas mokytojas, kuris, elgėsi kaip su suaugusiais žmonėm mum. Tai iš kitos pusės dabar žiūrint, kai mes važiuodavom į keliones 40-50 vis tiek vaikų, bet kokis vos ne kaip šeimos efektas, kad vieni kitais rūpinasi. Nepamenu nei vieno blogo dalyko apie tas keliones, kad kažkas nepavyktų, ar nesigautų, ar pamirštų, ar nepadarytų. Mes tik buvom pradėję ruošti nuostabią programą grupės Queen Svajonė in Rock, kurią planavome atlikti su Jeronimu Miliumi ir Indre Anankaitė. Ta programa teko ruošti nuotoliniu būdu. Pasibaigus karantinui šitą programą atlikome tikrai labai su dideliu entuziazmu, nes buvom labai vieni kitų pasiilgę, o prie bilietų kasos eilutė nuvingiavo per visą Rotušės aikštę. Taip gražiai su Karoliu bedraugaujant atsitiko taip, kad Karolis gavo dirigento vietą ir jam teko mūsų svajonę palikti.
Kai svajoniai iškilo kritinė situacija, Karoliui Variakojui pasitraukus, tu gelbėjai svajonę, stodama prie dirigento pulto. Visa vaikystė, visa paauglystė čia praėjo šitam kolektyve ir kai ištiko tokia situacija, tai reikia. Tai labai įdomu buvo, džiaugiuosi tuo laiku. Toks prisilietimas tikrai ne visiems instrumentalistam susidaro aplinkybės. Buvo šiek tiek gal iššūkis dėl to, kad ir pati Paulina, kadangi jinai buvo tik po studijų, jinai gal tos patirties, sakykime, neturėjo. Bet irgi nesakau, kad tai buvo blogas laikas, buvo įdomus laikas, nes tiek pat galėjom pamatyti, kaip ir pati Paulina mokosi, ką ir mes galėjom dar ir pasisemti iš jos. Išgirdus, kur yra trumpos natos trumpiau viską matot. Prieš 3 metus vadovė Daiva kreipėsi į maestro Juozą Domarką ir tiesiog maestro pasiūlė mane, kad gal norėčiau sutikčiau atvažiuoti čia ir pradėti dirbti su orkestru Svajonė. Jie labai visi draugiški, tai aš ir pats kažkaip tai su jais noriu labai bendrauti, pažinti juos, tai kažkaip tai tas mūsų santykis jisai išaugo iki to, kad vienas kitą labai palaiko ir tikrai labai smagu atvažiuoti čia. Taip, buvom Prancūzijoje, buvome Pons miestelyje, kur vyko Jūro orkestra 36-asis jaunimo simfoninių orkestrų festivalis. Buvo dalyvių iš Ispanijos, Prancūzijos, Vengrijos, Albanijos, Meksikos, Brazilijos, Lietuvos. Tai didelė dalis pasaulio. Ir mes visi, būtent kaip atskiri orkestrai dalyvavome, rodėme savo programas ir taip pat subūrėme 2 orkestrus tarptautinius, kur visi vaikai grojo tuose orkestruose ir atlikome programas. Pačio festivalio tikslas tai yra būtent apjungti pasaulio visą muzikuojantį jaunimą, kad suvažiuotų daug simfoninių orkestrų ir jie turėtų tokią draugystę, vienas kito palaikymą, nauji ryšiai, naujos bendrystės ir tuo pačiu muzikavimas kartu. Tai pirmą aš pamačiau, kad vienas buvo toks koncertas, mačiau, kad visai gerai grojo ir galvojau, kad reiktų ir man kažkaip pabandyti patekti į simfoninį orkestrą. Nuėjau pas vadovę Daivą Martikonytę, pasiprašiau, kaip ir leido, nes tada grodavau su tokiu ypatingu instrumentu. Aš manau, kad ganėtinai gerai, nes pirmus metus grojau 3 balsuose, o per šitus 2 metus jau nuėjau iki 2 smuikų 1 pulto. Manau, pirmas dalykas, kas man šovė į galvą, tai nebuvo kažkokie muzikiniai dalykai, o tiesiog pažintys, bendravimas, kelionės, supratimas apie muziką visapusiškas. Nereikia būti muzikantu, bet profesionaliu, kad tiesiog yra daug lengviau gyventi ir smagiau gyventi, kai turi supratimą ir gali mėgautis muziką, iš tikrųjų suprasdamas, kas tai yra. Jau 3 metai eina. Labai patinka, tik tai užknis keltis 8 ryto, šeštadieniais. Daug į repeticijas reikia. Užauksi svarbusi muzikantas ar gal gydytojas? Nežinau, gal ir muzikantas, gal ir dirigentas. Mačiau Svajonę nuo pat jos susikūrimo, nuo pat tos pirmosios svajonės. Ir dabar labai gera, nes esu sugrįžusi. Esu priimta ir groju vėl Svajonės orkestre. Tai visi, kas mokėsi styginių klasėse, priverstinai berods ar nuo 3 ar nuo 4 klasės turėjo eiti lankyti orkestrą. O čia jau vis tiek atsiranda draugai, atsiranda kolektyvas, atsiranda išvykos, koncertai. Tai Svajonė iš tikrųjų davė tą tokią didesnę meilę tam muzikavimui. Tada parašiau mokytojai Daivai, paklausiau, galbūt priima pagyvenusius svajoniukus į orkestrą. Gera grįžti. Manau, tai buvo viena iš prasmingiausių veiklų galbūt mano mokyklos laikais, nes vis tiek suteikė galimybę išmokti dirbti komandoje, išmokti bendradarbiauti, bendrai pažinti, kas yra ta muzika. Buvo daug linksmų užsiėmimų, daug išvykų, daug pasaulio dėl dalyvavimo Svajonės veikloje. Tai, ką išmokau Svajonėje, tai bendrai nuolatinių pastangų įdėjimo ir disciplinos, nuolatos stengimas pasiekti kažko daugiau. Man Svajonė tokia labai šilta bendruomenė, kurio vis laik smagu susitikti, nesvarbu, jeigu daug veidų jau yra nebematyti, jau nauji, bet man vienas tokių pirmų didelių kolektyvų, kur labai didelę šilumą kelia.
pirmiausiai groti mano vyresnysis sūnus, tiksliau vyriausias. Jisai kelis metus grojo, po to perėmė estafetę dukra, smuikininkė, grojo irgi keletą metų. Nu ir kada jau jie išėjo, teko man kažkaip tai užglaistyti tą visą skylę atsiradusią. Komandinis darbas yra labai svarbus. Stebėjimas dirigentų, stebėjimas aplinkos ir ją įsijungimas, nemaišymas, o padėjimas. Tas yra labai svarbu. Gyvenime to prireiks daug kur. Tai iš tiesų labai džiaugiamės, kad Alytaus muzikos mokyklos programos nuolat plečiasi. Šiandien galime mokyti groti fagotu, valtorna, obojum, kontrabosu ir kitais instrumentais. Na, o atnaujėjusios profesionalių atlikėjų ir mokytojų komanda iš ties tampa įkvėpimo šaltiniu mokiniam. Tai ačiū už tai, kad esate. Ačiū Alytaus muzikos mokyklos simfoniniam orkestrui Svajonė. Davidas Geringas yra pasakęs, kad laimė groti simfoniniam orkestre yra Dievo palaima. Iš tiesų, tos Dievo palaimos sulaukia ne 10 mūsų muzikos mokyklos mokinių, kurie groja simfoniniam orkestre Svajonė. Ir tikrai reikia pasakyti, kad tai yra labiausiai turbūt vieno žmogaus, vienos asmenybės dėka. Nes orkestrų iniciatorė, įkūrėja ir pirmoji dirigentė Daiva Martikonytė paaukoja daugybę valandų, daugybę laisvadienių ir savo talento, kad šiandien orkestras būtų toks, koks jis yra ir skambėtų taip. Labai smagu, kad ir mokyklos bendruomenė, kiti mokytojai prisidėjo visa miesto bendruomenė. Aš nekalbu apie tėvus, kurie rėmė ir vežiojo vaikus, bet ir prisidėjo tokie visuomeniniai labdaros klubai, verslo klubai, kaip ir Zontos iniciatyva, mokyklai padovanotas obojus. Ir turbūt reikia padėkoti dar ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, jos profesoriams, maestro Juozui Domarkui, kurio iš tiesų 2 mokiniai, tai Karolis Variakojis ir Vytautas Kiminius, buvo ir yra mokyklos orkestro dirigentai. Tai labai džiaugiuosi ir noriu padėkoti orkestrui ir padėkoti ir palinkėti jiems kuo geriausios sėkmės, kad skambėtų visi instrumentai ir skambėtų kuo gražiausiam gaidom. Čiurlionio miške tas didysis orkestras groja. Mes su maestro Juozu Domarku susižvalgėm, gūžtelėjom pečiais ir sakom, čia Alytus, čia Svajonė, ar tikrai, ar mums čia kažkas netaip atrodo. Tai tikrai yra daugybė žmonių atsidavimo, meilės muzikai dėka, klausytojų matyti irgi dėka, nes kiek žinau, jeigu prieš naujus metus 2 koncertai 1000 vietų salėje, vadinasi, 2000 alytiškių sugužėjo klausyti Svajonės. Na čia yra tikras svajonių visų išsipildymas. Tai aš linkiu toliau svajoti sekantiems 25 metams daug gražių koncertų ir gražios muzikos. Ir galiu pasakyti citatą iš mano knygos: tobulėjimui nėra ribų. Taip kad viso geriausio. Su tuo, kas ateityje, tai mes čia pastoviai kas metus vis kažką naujo ir vis įdomesnio. Tai linkiu, kad siekti užsibrėžtų tikslų, svajoti, nes kai svajoji, tada užsibrėžimų nebelieka, lieka tik vizijos ir tiesiog svajonės. Dažniausiai svajonės pralenkia realybę, o orkestras mūsų toks ir yra. Tai su jubilieju. Maestro Pranas Stepanovas. Vaikai yra ką, jie ypatingai šitie neprofesionalai, jie yra nesugadinti. Profesionalai yra sugadinti. Jie žino, kas yra gerai groti, kas yra blogai groti, kas yra sunku, kas yra lengva.
O šitie net nežino, kas yra sunku. Ir kai jiems nepasakai, kad tai yra sunku, žinot, kaip kamanė tai skrenda, kodėl nuskraido? Pagal fizikos dėsnius ji neturi skraidyti, nes sparnai netitinka jo svorio. O kodėl jis skraido? To, kad nežino to dėsnio.